Dabar parodysiu truputį kitokį būdą. Viską paliekam tą patį, įėjimą, nu ir sakysim tik tai, dabar liktai, nu, užminam ant minos ir sprogsta. Nu, sakysim šitokį. O čia, va taip, tokią vietą. Ir dabar vėl pažymim šitą sluoksnį įėjimo ir padarom duplikatą. Einam vėl į layer, time ir freeze time. Ir dabar mes anam šitą nukirpom gabaliuką, dabar mes jo nekirpsim, o paimam ištisą, nu ir patraukiam ligi kitos vietos. Štai. Galim pasididinti. Nu, va, toj vietoj. Čionais mes sustingę. Šitas sustingęs yra. Ir dabar mes savo sustingusi iškirpsim. Paimam plunksnakotį. Ir dabar tiesiog apkirpkim. Na, bus taip galima apkirpti jį. Čia pasirodė dar antras. Tai mes šitą apatinį taip galim šitą dangų vėl nukirpti. Nukirpam dangų. Iki šiandien toliau jau mums nereikės eiti. Štai dangus liko. Ir dabar jau mums šiandien šitos kojos nereikia. Todėl mes ir nukirpsim taip šitą edit. Ir kad nukirpom tvarkoj. Nu ir matosi, kad mes taip ir čia sustojam. Dabar ką mes paieškom sprogimo. Sprogimą uždėsim. Nu gal sprogimą nuo pusėj, o gal toj pusėj. Nu, pažiūrėsim paskui. Gerai. Dabar ką mes darom toliau su savo tuo iškirpto. Mes dabar save sprogdinsim. Einam į efekt ir ieškom simulacijų. Ir pixel polė. Ir štai ką daro. Mumi čia išskaido į gabalus jau. Štai. Dabar mes tik tai nustatymus padarykim. Čia force yra greitis bus. Gravitacija, jeigu minusinę mes skirsim į viršų, sukimasis, nu, sukimas čia. Nereikia. Galim taip. Taip. Dabar detalės. Sumažinam detalės. Nu, sakysim, liki 3 gal. Savo nuožiūrą šiandien gali padaryti. Išsisklaidimas.
ir žiūrim, kas čia. O dabar į tą pusę ėjo. Mes nustatykim, kur turėtų maždaug eit. Direkcija. Oi, išlaksta. Dar sprogimą mes pagreitinsim. Time stage. Ir padarysim 40. Nu, taip, mažiau. Čia nustatymus savo nuožiūrą galit pasirinkti. Nu, ką mes šiandien dar galim? Galim dar įdėti šviesą, pavyzdžiui. Vėl einam į lają, new ir vat light. Šit pas mane mėlyna nustatyta, nu gerai, sakysim, mėlyna. Čia rašo, kad reikia paversti 3D. Gerai, paversim. Pavertimą darom taip. Ant kiekvieno uždedam po kubiką, va šitą kubiką. Uždedam, va, ir atsiranda šviesos. Štai. Viskas, šviesa atsirado. Nu, ir dabar nustatymų šviesos. Čia yra taškas, nu, spot, sakysim. Ot, intensyvumas. Nu, atseit vakare einam. Nu, dabar tamsu. Mes sprogimą galim nuimti. Jeigu nuimsim šitą kubiuką nuo sprogimo, jisai pasidarys vėl 2D ir ant jo jau šviesa nekris. Ir sprogimas gaunasi, kad natūralus. Nu ir galim išlaksimą. Nes nesimato jisai išlaksimo. Mes galim irgi nuimti. O štai jau neapšviečia mėlyna šviesa ir sudarė ryškumas. Ryškiau. Galima dar padidinti. Na, čia neįsireguliuoti kaip norit galite. Šviesą. Sakysim taip. Nu ir vat. Tokia. Paskui pažiūrėsiu, gal kitoj pamokoje dar parodysiu kitokių biškių efektėlių, bet šiandien viską patys gali susirasti. Štai vėl, jeigu sluoksnį solidą uždėsim naują, na, sakysim, kokį šiandien mes uždėsim. Tamsą padarykim, tamsą. Štai uždėjom solidą. Galim dar pasiieškokit, yra After Effects pamokos, toks Video Copilot Basic vadinasi. Tai va tenais labai gana aiškiai viskas parodyta, tokios pradmenės. Video Copilot
Lot. Bazės. Jeigu teisingai užrašiau, nežinau. Bet tai vat yra toksai. Šitą pasižiūrėkit. Ir tenais taip neblogai viskas yra paaiškinta. Nu, čia efektų yra visokio. Kiekvieną jau čia turėtumėt patys pastudijuoti. Na, pavyzdžiui, split yra. Na štai, karpimas. Galim. Aš išskaičiu. Na, čia parodysiu, čia galima burną daryti su to, kaip nori. Bet tai šiandien paskui, sakau, parodysiu, kai turėsiu laisvesnį laiko, arba jei norėsit. Bet patys pasiieškokit ir patys išbandykit. Kiekvieną efektą pasiėmę, užsidėkit kokį sluoksnį ir žinosit, viską pasidarysit. Nes šiandien labai yra daug variantų ir nežinau, tiesiog sunku viską. Na, pavyzdžiui, cirką panaikinau, dėjau, bet šiandien nereikia. Gerai, baigiam.